norėdamas sugeneruoti, tu turi gebėti įsivaizduoti kažką, ne? Tai tas kūrybinis raumuo, jisai, tas creative technologist, kad ir kokius jisai promptus kurs ir kad jis ką jis generuos, jis turės galvoj susikurt kažkokią viziją, kad galėtų sudėlioti tą kūrybinį sprendimą, kurį galbūt nebereikės jam sėdėti ir ten pikselių spalvint ar linyčių, bet vis tiek jis turės dar lakesnę vaizduotę. Man atrodo, kad tam tikra prasme generuoti daug skirtingų idėjų ir variantų yra turbūt dar sunkiau, ne, sėdėti prie įrankio ir rašyti promptus, negu sukurti ten vieną kitą dizainą, ne, ir jį iščiustinti. Arba daugiau tada renkiesi duomenimis pagrįstą sprendimą, žiūri, analizuoji konkurentus, kokie kreatyvai jiem veikia, kombinuoji, darai unicornus kažkokius, blendini, trauki promptus iš jų ir tada nereikia mažiau galvoti. Žinai, kaip atrodo, kad kurti su AI yra lengva, kol neatsisėdi ir nepradedi kurti. Ir kai tau reikia sugalvoti tos promptus, žiūri, kažkaip labai greit jie baigėsi, ne? Nors atrodo tau atsidarė beribės galimybės, bet tada riba pasidaro čia, ne?